karštų įspūdžių. Tai, ką šį vakarą atskleis vienos Lietuvos bažnyčios kunigas, daugelį greičiausiai apstulbins, kai kuriuos galbūt net papiktins. Tačiau tai, ką netrukus išvysime, nėra išgalvota. Išskirtinė istorija ir drąsūs žmonės. Čia ties riba. Kunigai įspėja. Lietuvoje siautėja piktosios dvasios. Tu pradžiai valdai tą dvaselę, nes tau duoda atsakymą. Paskui valdys tave. Jie sugebėjo prisikviesti šėtoną. Smalsu, įdomu, ne? Būtų įdomu paklausti. Tas ir užkabina. Gal ir sako tiesą. Gal ir pasako kažką tai tikrai kaip ir tiesą. Bet už tą tiesą turėsi sumokėti. Tačiau išvaryti piktąją dvasią galėjo tik jis, bažnyčios egzorcistas. Piktoji dvasia atakuoja. Jeigu pas ją kreipiesi, jau jai atiduodi save jos valion. Ir jinai gali atakuoti fiziškai tiesiog. Ir žmonės jaučia, kaip tamsa prispaudžia, net smaugia kartais ir vairių dalykų būna. Ramygalos klebonas Edmundas Rinkevičius po kelių akimirkų prabils apie tai, kas daug metų katalikiškajame pasaulyje buvo tabu. Ir šiandien pasakoti apie tai pakankamai slidu. Egzorcizmas, piktųjų dvasių išvarymas. Ką esame apie tai girdėję? Šį reportažą mūsų žurnalistai filmavo iškart po keistųjų įvykių Panevėžyje. Spiritizmo seansas 2 jaunoms panevėžietėms turėjo būti viso labo nuotykis. Šis žmogus vienas iš Lietuvoje oficialiai įteisintų bažnyčios egzorcistų. Apie kitų vyskupijų piktųjų dvasių išvarytojus žinoma nedaug, tik tiek, jog jie egzistuoja. Tačiau jų pavardės viešai neskelbiamos, jie laikomi paslaptyje. Bažnyčia apie juos užsimena tik tuo met, kai konkrečiam žmogui prireikia pagalbos. Tuo tarpu Ramygalos klebonas, egzorcistas Edmundas Rinkevičius ryžtasi prabilti viešai. Jis tiesiog jaučia ir visus nori įspėti apie piktųjų dvasių suaktyvėjimą. Ar sunku yra, jum, kaip žmogui, ar sunku tai yra daryti, ar tai yra sunki procedūra? Ne, tai nėra sunki procedūra, tik tai tiek, kad labai daug žmonių kreipia. Dabar aš taip oficialiai paskelbtas vienas tik esu. Ir yra Vilniuje, dar yra Kaune, bet jie, nežinau, niekur nieks jų nežino ir daugiausiai kreipėsi pas mane. Tai dabar nežinau, reikės jau kalbėti su vyskupu, kad skirtų antrą, nes vienam yra neįmanoma, fiziškai tiesiog. Jau daug žmonių labai. Ir flora, fauna, viskas kenčia nuo žmonių nuodėmių. Ir dabar, sakysim, ten uraganas nusiaubė, tas tsunami. Irgi ten kažkoks blogis buvo. Ten, nežinau, kas man kalbėjo, aš nežinau, negaliu tvirtinti, sako, ten buvo sekso industrija išvystyta, reiškia, ten suvažiavę buvo lesbietės, gėjai iš viso Europos ten. Tiesiog susikaupė daug blogio vienoje vietoje. Susikaupė daug blogio ir viskas. Nušlavė, aišku, nukentėjo nekalti žmonės viską. Bet blogis persvėlė tada, tuo metu jau matyti ten. Jeigu daug blogio bus ir čia bus Lietuvoje, tokių dalykų bus ten. Bet ko bijo? Piktosios dvasios, ko bijo šėtonas? Ko bijo? Jėzaus vardą. Jėzaus vardą ir bijo. Vien tik tai. Kaip suprasti tą vardą? Ta vardą, kad, kaip sakoma, ne tai, kad vardas, bet tai vardas šventame rašte reiškia asmuo. Kad reiškia, aš esu susivienijęs ir veikiu, ne kaip su vardu, kaip užrašu, bet veikiu su tuo asmeniu. Kartu mes susivienyje. Prieš keletą metų spaudoje buvo minima, kad popiežius Jonas Paulius II bandė išvyti velnę iš 19-metės Italijos. Vatikano atstovas spaudai tuomet pareiškė, kad šventasis tėvas ją tik palaimino. Kalkutos arkivyskupas Sebastianas Sauza 97 metais buvo pavedęs vienam kunigui atlikti egzorcizmo ritualą motinai Terezai, kadangi manė, jog pastarąją užvaldė velnias. Beveik iki šio amžiaus pradžios piktųjų dvasių išvarymas, arba kitaip vadinamas egzorcizmas, katalikiškame pasaulyje buvo tabu. Tokie dalykai vykdavo, tačiau niekas apie juos viešai nedrįsdavo kalbėti. Kol pagaliau 1999 katalikų bažnyčia pirmą kartą per 400 metų atnaujino ir papildė velnio išvarymo apeigas – egzorcizmą. Viso pasaulio vyskupijos iš popiežiaus gavo teisę kunigus oficialiai paskirti piktųjų dvasių išvarytojais, arba kitaip
egzorcistais. Ar kiekvienas kunigas gali būti egzorcistu? Nu, nežinau. Kaip, kiti nenori tiesiog, to bijo kiti. O jūs, kodėl jūs ėmėtės? Kodėl jūs tapot egzorcistu? Nežinau, aš to norėjau. Siekiau to daug metų. Pats ėjau pas aną vyskupą, kur buvo prieš šitą. Kiek kartų prašiau leidimo, paskiau jau davė pastovų leidimą vyskupas Kauneckas. Ką jūs mokė? Jūs mokė kaip išvarytas dvasias? Ar buvo tokie dalykai? Va, kur mūsų spraga, to mūsų nemokė. To mūsų nemokė. Tas galės turi kiekvienas kunigas. Bet kaip, skaityt, egzorcistą, kuris išvarinėja dvasias, jį paskiria vyskupas. Ir tokia pareigybė yra visur, visoje Lietuvoje yra egzorcistų vadinamųjų. Taip, ir žiūrėkit, taip, tas pasakime, kodėl sakau, kad egzorcistas yra kaip ir kartu turi tas galės kiekvienas kunigas. Per krikštą yra maldelė, kur išvaromas egzorcizmas. Trumpas koksai egzorcizmas per krikštą yra tas. Kas tai yra? Jūs galite dabar man pasakyti? Ar ta maldelė, kokia tai yra maldelė? Kokia tai maldelė? Nu, tai sutrumpintai, kad apsaugok viešpatie šį vaikelį nuo netyrosios dvasios ir taip sutrumpintai. Bažnyčios egzorcistas Edmundas Rinkevičius įspėja, jog su dvasių pasauliu juokauti negalima. Jis prisimena vieną žinomą Lietuvos teatro ir kino aktorių Bronių Babkauską, vaidinusi visiems gerai žinomame Arūno Žebriūno filme Velnio nuotaka. Štai šis žmogus kino filme tapęs arkliavagiu, raupiu ir su velniu krauju pasirašė sutartį. Šeim, rašyk, greičiau! Velniai nematė! Greičiau, rašyk, dar duok išgerk! Imk, tik greitai! Išgerk ir greit rašyk krauju! Parodyk, kur prispaust! Čia! Viskas jau baigta! Čia! Pardaviau dūšią! Ten angelai gyvena virš aukštų kalnų. Šią filmo dalį matyt atsimena visi. Tačiau matyt ne visi žino, jog 1975-aisiais, praėjus vos metams po Velnio nuotakos pasirodymo eteryje, šis žmogus savo gyvenimą baigė savižudybę. Tai yra nėra žaidimas. Dvasiniame lygmenį nėra žaidimo jokio. Tai yra viskas tikra. Net juokais, reiškia, gali ką nors padaryti. Žinot, atsimenat, turbūt filmas yra Niekas nenorėjo mirti, Babkauskas toks vadina aktorius, paskui Velnio nuotaka. Jis filme tam vaidina, kad pasirašo krauju, velniui atiduoda sielą. Paskui pasikorė po to. Tai jūs manot, kad netgi filme, kad vaidino, tai galėjo būti pakankamai rimta? Gali būti, aš nežinau, dėl to čia nereikėtų jau atskirą tyrimą padaryti tokį, bet gali būti net to. Viena dainininkė Lenkų dainuodavo Puidav pėklą, eisiu į pragarą, tokia gera garsi dainininkė. Paskui irgi žuvo ten avarijoje lėktuvo katastrofoje. Štai negali nieko, netgi, jeigu aktorius įsijaučia labai vaidina kažkokį tai blogietį, sakysim, vaidina, kad pasikorė, gali pasikart, tiek labai įsijaučia tą rolę, po to gali pasikart net. Ar pavojingi tokie dalykai yra bendravimas su tom dvasiom? Tarkim, tie paprasti, atrodytų iš šono vaikiški žaidimai. Ar jie yra pavojingi? Jie yra pavojingi. Pavojingi ir tikrai pavojingi. Ir taip, daugelis sakys, ir taip, pasikalbė su irgi jaunai žmonėmis. Mes žaidėm, kai buvo mažiukai ir nieko. Ir taip, ir pilnai tikiu. Ne visi vienodi, ne visi vienodai stiprus. Kaip ir kalbėjom, kokie nors nuveisi. Vieni silpnesni tam dalykui, kiti stipresni ir nežinai, kada tave paveiks. Eik, bandyk, bet nežinai, kuo tas baigsis. Dvasinis pasaulis egzistuoja ir jis yra žymiai stipresnis negu tas, realusis, kuriame gyvename mes. Tuo neabejoja nei vienas kunigas. Tame pasaulyje kovoja gėrio ir blogio jėgos. Tačiau pastarosios šiuo metu vis dažniau ir dažniau ima viršų. Dvasių pasaulyje esantis gėris jau senai nebeatsveria viso to susikaupusio blogio. Blogio, dėl kurio ir kyla didžiausios šio realaus pasaulio stichijos. Uraganai, žemės drebėjimai, tsunamiai.
dvasios egzistuoja, ar ne? Jūs sakot, kad... Dvasios egzistuoja. O kaip jūs galite tai įrodyti? Ar galite kaip nors įrodyti, kad jos egzistuoja? Kaip ir Dievą įrodyti, negaliu. Taip ir yra tikėjimas. Taip. Ar jūs, būdamas mažas, tikėjot, kad yra toks dalykas kaip dvasios iš viso? Ar tai jums atrodė realu, ar tai atrodė tiesiog kaip žaidimas iš pat? Žaidimas, taip. Žaidimas, bet kurio bijojau aš, prie kurio bijojau prisiliesti. Apdruk. Ne. Geriau. Jo. Laikėtės nuo šaly? Taip, nuo šaly, bet tą dalyką, kad jo. Bet pasakodavo, vyksta. Nu, gal ir, bet taip labai sabėjojam, bet geriau nevysta. Bet tuo metu, sakykit, jūsų ten ar draugai, ar dar kažkas, kurie eidavo ten, jie iš tikrųjų tas dvasias išsikviesdavo. Esat girdėję tokiu atveju šiaip anksčiau? Taip, jie taip kalbėdavo. Jie kalbėdavo, kad vykdavo ten, pasakydavo jiems tiesą, girdėdavo balsus. Nu, nelabai tikėdavo, bet... Kiekvienas kunigas turi galių išvaryti piktąją dvasią. Tačiau ne kiekvienas žino, kaip tai padaryti. Vikaras Mindaugas kunigu tapo vos prieš kelis mėnesius. Tačiau jam jau teko nelengvas išbandymas išvaryti šitoną iš jaunų merginų sielų. Niekuomet anksčiau to nedaręs vikaras netikėtai buvo priverstas imtis egzorcizmo. Situacija buvo tokia rimta, jog laukti, kol atvyks oficialus egzorcistas, tuo metu tiesiog nebebuvo laiko. Sėdžiu namuos, skaitau, rašinėju, ruošiuos pamokslui ir gaunu žinutę. Mindaugai, pasimk švęsto vandens ir ateik į tokią mokyklą. Linksmai prasidėjęs žaidimas Rūsyje panevėžietėms linksmai turėjo ir baigtis. Tačiau netikėta žinutė į kunigo mobilųjį žaisminga netrodė. Tai, ką netrukus išvydo, dvasininką pribloškė. Po reklamos. Ką jos ten darė? Jos kvietėsi dvasias. Nusipaišiusios popierį, raidės, taip ne, su adata. Nežinau, kaip ten viskas, ten taip, tas mechanizmas vyksta, taip smulkiai, bet taip. Skaitau, rašinėju, ruošiuos pamokslui ir gaunu žinutę. Mindaugai, pasimk švęsto vandens ir ateik į tokią mokyklą. Nu, pala. Nu, ką čia dabar? Atrašau aš atgal. Kas per problemas? Kodėl reikia? Nu, reikia, ateisite, viską pasakysiu, kad ateisite. Nu, supratau. Daugmaž jau, kad turi reikalą su dvasiomis, tai prašiau. Tai jau prisižadė su dvasiomis. Atrašo, taip. Nu, tai ką, nuvėliau. Aš kur jūs taip supratot, kad su dvasiomis prisižadė? Prašo švęsto vandens. Prašo atnešti švęsto vandens. Nu, taip. Pirmas dalykas, labai išsigandusios, pasimetusios ir o ko skundėsi? Viena ypatingai skundėsi, kad kai meldėmės, ją vis užspausdavo. Užspausdavo kažkas kaip dusulys. Kaip dusulys. Ir sako, kai su švęstu vandeniu pašlakščiau irgi, jie pradė irgi kažkaip taip. Taip jin sako, ar... Jo, čia jos. Kaip ten, ar aš kažką jaučiau? Ne, aš ne. Jūs tiesiog nieko nejautėte? Ne, aš nieko, taip, bet tikrai. Toks dalykas kaip dvasia, sakykime, tai jinai galbūt yra tik tai tikėjimo dalykas. Tai jeigu tu tiki tą dvasia, tai jinai yra, jeigu netiki, jos nėra. Ar ne taip yra? Ar aš neteisus? Ne, ar tik netiki yra dvasinė būtybių pasaulis ir tai yra net jau mokslininkai dabar tai pripažįsta. Kad yra kažkoks dvasių pasaulis, ar ne? Taip, yra realus dvasinė būtybių pasaulis, realesnė negu mūsų šitas gyvenimas. Ir kunigui tiek metų dirbant jau nereikia tikėti, jau ateina žinojimas tiesiog, kad yra dvasinė būtybių pasaulis. Visa tai nutiko Panevėžyje. Jaunos merginos sugalvojo tiesiog pažaisti ir patikrinti, ar egzistuoja kitas pasaulis. Vakare jos nusileido į Rūsį. Nusipiešė apvalų ratą, aplink jį surašė raides, ant siūlo pasikabino adatą ir tokiu būdu nutarė išsikviesti dvasią. Toks iš pažiūros nekaltas spiritizmo seansas baigėsi taip, kaip nesitikėjo nei vienas ten dalyvaujančių. Praleidusios bemiegę košmarišką naktį,
Kitą rytą jos suprato, kad be kunigo pagalbos iš patirto šoko tikrai neišsivaduos. Ką jos ten darė? Jos kvietėsi dvasias. Nusipaišysios popierį, raidės, taip ne, tai su adata. Nežinau, kaip ten viskas, ten taip tas mechanizmas vyksta, taip smulkiai, bet taip. Ir pradžiai pasikvietė tas dvaselės. Jos sako, atėjo geroji, bet tai, vėl, suprasi. Ir po to sako, atėjo ta blogoji, kurią klausinėjo, visko klausinėjo. Kaip kuo būsiu užaugęs, kaip ten, kiek vaikų turėsiu, visko, čia nežinau, taip smulkiai, bet sako, smalsu, įdomu, ne? Būtų įdomu paklausti, tas ir užkabina. Gal ir sako tiesą, gal ir pasako kažką tai tikrai kaip ir tiesą, bet už tą tiesą turėsi sumokėti. Gal nueisiu ir rytoj, gal nueisiu dar ir poryt, ir taip savaitę, gal ir viskas. Tu pradžiai valdai tą dvaselę, nes tau duoda atsakymą. Paskui valdys tave. Ar tai toks paprastas būdas, tokio paprasto būdo užteko, kad jas apsėstų tą dvasią? Nebūtinai, kad piktoji dvasia jas apsėstų, bet sakau, gali. Kadangi jau duoda pikti dvasiai sutikimą, tarsi savo valia. Nors ir žaisdamas ar nieko negalvodamas, kad čia įsikvies kažkokia dvasia, gal net netikėdamas, kad įsikvies dvasias, kadangi jeigu tikėtų, gal nedarytų to. O jau pikti dvasiai duoda sutikimą, reiškia, kreipiasi pas šėtoną. Ne pas Dievą kreipiasi, Dievas yra viso gėrio šaltinis. Ir jeigu kreipiasi pas Dievą maldoje, tu gali gauti viską iš Dievo. Jeigu kreipiasi pas kažką tai, ne pas Dievą, jau, reiškia, Dievą tarsi paniekinė, švenčiausią trejybę paniekinė. Ir kartais per spiritizmą, per kitas sunkias nuodėmes praranda netgi krikšto malonę. Taigi, ant paprasto popieriaus lapo, paprastų flomasterių, mergaitės nupiešė ratą. Jo viduryje 2 akis. Prie jų žodeliai taip ir ne. Palei nupieštą burną rikiavosi skaičiai nuo 0 iki 9. Lietuviškos abėcėlės raidės gulė ratu. Siūlai ir adata, kuriai siūbuojant turėjo dėliotis dvasios norimi pasakyti žodžiai. Į rankas paėmė jauniausią spiritizmo seanso dalyvę. Iš pradžių šis merginų seansas atrodė tarsi eilinis paauglių žaidimas. Jos uždavinėjo paprastus klausimus apie tai, kas bus jų išrinktasis, 4 metų jos susituoks. Gavusios atsakymus iš pradžių, jos tiesiog juokėsi. Atrodė linksma. Dvasia atėjo ir jį pasakys viską, kas jas domina. Kaip būtent tokiu paprastu būdu galima užmegzti tą ryšį su tom dvasiom? Jeigu tai rodo palankumą joms, pasikvieti ir jeigu silpnas yra. Aš nežinau kaip tai, bet tai bandau mąstyti taip. Kaip ir tas pats, ko mes meldžiamės? Mes meldžiame. Šventoji dvasia ateik. Mes, kurie katalikai, šventoji dvasia, ramybės dvasia, meilės dvasia, ateik. Mes tikim, kad ateina. Taip jie meldžia dvaselę, ten kokie tenais, ateik, bet aišku, jeigu ten jau kvieti kitais reikalais, tai ir ateina, aišku. Pagal mintis. Pagal mintis, taip. Tai piktoji dvasia be galo intelektuali ir apsėda per intelektą, per, reiškia, protą žmogų. Ir tiesiog reikia tik stebėtis, kaip intelektualiai sugeba žmogui prieiti prie žmogaus. Kai visais atvejais matai, kaip piktoji dvasia per ką prieina, prie kokias mintis, ar skaitant knygą, ar... O kaip jinai gali prieiti? Kaip jinai prie žmogaus prieina? Kokie tie yra būdai? Tarpsime, kaip tai būna? Kaip... Tai jeigu žmogus kokią nors būdu duoda tokį valios sutikimą, sakysim, užsiminėja spiritizmu, užsiminėja kitais tikėjimais, sakysim, ten joga, krišnaizmu, ten, reiškia, yra pasakyta, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Jau kitų tikėjimų užsima, reiškia, garbina kitą dievą, ne savo dievą. Per nuodėmingą gyvenimą, jeigu žmogus ten, sakysim, žiūri pornografinių filmų, sekso, moteris daro abortus, reiškia, gali prišaukti piktą dvasį per nuodėmingą gyvenimą. Merginos seanso metu nekvietė konkretaus mirusio žmogaus sielos. Jos tiesiog paprašė: dvaselė ateik. Vėliau merginos paklausė: ar tu jau čia? Adata sujudėjo ir pakrypo link atsakymo taip. Paskui Adata pradėjo dėlioti įvairiausius žodžius. Merginos ėmė klausinėti, kokius darbus dirbs ateityje
Viena jų dvasia išpranašavo, jog ateityje jos laukia programuotojos darbas. Kita paklausė savo mirties datos. Adata sudėliojo skaičius 63. Atsakymu mergina liko patenkinta. Nu, tikrai taip, pasakė įtikinamai. Sakykim, taip galbūt sugalvojot kažką, ar tos atsakymus, ar ką, nu, tokius, kažkaip tai būtų ten, ar pačios, kad sudėliotų tos raidės, nu, nežinau. Tai manau, gal vedžiau, jeigu jos yra. Kaip ten kiti pasakoja, kad ten tie puodai laksto, čia biški iš kitų dar, sakykim, operos, ne, girdim tokius dalykus, puodai laksto, krenta. Aš tikiu, kad tai dalykai gali vykti. Tai vadinasi, gali tada puikiai lankstytis, judėti. Pagal raidės tam Pagal tikras raidės. ir sudėliot žodžius. Taip. Šitonas galingas ir jis protingas ir moka įsveikti ir moka kaip įlįsti į žmogaus gyvenimą. Tik biški praverk jam duok. Tuštuma nesilaiko. Arba jis užsipildys gėriu, šventąją tą dvasią, meilės dvasią, arba jeigu ne, tai jinai pildysis kažko apie to žmogus tuščias. Nu, širdį negali būtis. O kokios yra pasiekmes viso to? Kokios yra pasiekmes piktosios dvasios? Ar jinai, dėl ko jinai ateina pa žmogų ir ar jinai greit jį palieka? Paprastai piktoji dvasia nepalieka, jeigu nėra švaroma. Žmogus baigia gyvenimą savižudybę arba psichiatrinį ligoninį atsiduria, jeigu nesikreipia pas egzorcistą. Merginoms tapo smalsu, su kieno dvasia jos dabar šneka. Adata sudėliojo atsakymą, jog su jomis šiuo metu 18 metų nuo kraujo vėžio mirusio žmogaus vėlė. Tačiau vėliau ji pasakė ir savo vardą. Dvasios vardas buvo Liuciferis. Ta dvasia prisistatė esanti Liuciferiu, ar ne? Taip jau irgi mergaitės įvartėjo. Kas tai yra? Kas yra Liuciferis? Nu, Liuciferis, tas blogasis, jis tokiu vardu prisidengęs. Taip jis prisidengė jo. Tai yra šėtonas? Ar tai yra šiaip blogoji dvasia, kaip jums atrodo? Manau, kad dvasia, šėtonas, pats kaip labai, taip sakykim, nežinau to jo veikimo, bet ar jis taip veikia, jis gal siunčia dvasias, tas blogasias. Kaip yra, piktoji dvasia yra melo tėvas, vadinamas šventam rašte. Tai yra piktoji dvasia be galo melagė, jinai gali, ko nori pristatyti, dvasia gali būti ten senelių, prosenelių, gali kokio žymaus žmogaus dvasia pristatyti, gali net kaip Kristus pasirodyti ar Marija. Ir reikia Jėzaus Kristus vardu klausti, kas tu esi, jeigu tau, pavyzdžiui, sakytum, kažkas pasirodo ten. Ir tada tik tai, jeigu Jėzus Kristus vardu klausi, tada piktoji dvasia išnyksta, jeigu yra regėjimai, net būna žmonėm tokie haliucinacijos kokios. Tai va, piktoji dvasia dažnai meluoja. Nebūtinai taip ten yra, ką jinai sako arba rašo, ten užrašo kažką tai. O ten, kiek aš žinau, prisistatė Liuciferio vardu. Tai nebūtinai Liuciferis, ten gali būti bet koks kipšiukas pristatyti Liuciferio vardu. Praėjus beveik valandai merginos nutarė seansą baigti. Jos paprašė, kad dvasia paliktų jas ir grįžtų ten, iš kur atėjusi. Tačiau Adata netikėtai sujudėjo link žodžio ne. Vėliau merginos dar kelis kartus prašė dvasios išeiti, tačiau ji visą laiką duodavo neigiamą atsakymą. Seanso dalyvės apėmė paniką. Adata ėmė šokinėti ir sudėliojo žodžius, jog šėtonui labiausiai patinkanti jauniausia šio seanso dalyvė ir jis neišeis, kol nesulauks jos aukos. Mergina išsigando ne juokais, pradėjo verkti, tuo metu draugės dvasios paklausė, kaip jinai jauniausiąją pasiims. Šie atsakė, jog kitų metų vasarą mergina mirs. Tai turėtų atsitikti per jos gimtadienį. Piktoji dvasia išpranašavo vienai merginai, kad sako, tu kitais metais mirsi. Ar tai rimta yra? Rimta, jeigu jinai patikėjo įsigando ir jeigu jinai atliks išpažinti, kad buvo ten, reiškia, darys atgailą už tai, ta mintis gali palikti, bet jeigu jinai nedarys, nesitaisys iš tų blogybių. Ta mintis gali ją tiesiog užvaldyti ir privesti prie to. Taip, mintis ta, kaip užprogramuoja ateitį savo. Kaip jums atrodo, ar gali išsipildyti visi šitie žodžiai dvasių išsakyti? Ar gali išsipildyti?
yra sunku pasakyti. Tarkim, kaip ir pasakyta mergaitė, kad tu mirsi per savo gimtadienį. Vėl sunkiai suvokiama. O aš manau, kad tikrai tas neišsipildys. Manau, kad tas būtų išsipildę, gal jeigu tu būtum priklausęs jam. Priklausęs jam, ne tik tais tą akimirką, bet priklausęs jam. Gal tada, sakykime, pati dvasia tada tave valdytų ir nuvestų daug, kaip žinom, kas būna su sektomis ar kitų savižudybių, gal ir nuvestų. Bet ar ten tas toksai išsipildys, tai aš manau, kad ne. Bet baimė yra. Taip ir prašau, sakykime, tie, kurie nori žaisti, prašau, žaiskite. Gal ir jumise nebus tos piktosios dvasios, gal ir neapsigyvens. Bet žiūrėkit, kaip su jų ta psichologija, kaip su jų tas žmogaus, sakykime, tas gyvenimas, ramybė atimta. Ir tu vis dabar galvo, ar sakė tiesą, ar netiesą, ar tai bus, ar ne, ar išsipildys, ar ne. Šau. Merginos įtampos nebeišlaikė. Jos metė adatą, paliko visus daiktus ir išbėgo pro duris lauko. Vos palikusios rūsį, jos pasijuto blogai, ėmė trūkti oro, svaigo galva. Kūnai atrodė tarsi sukaustyti. Atrodė, jog kažkas tarsi stovi šalia ir liečia jų kūnus, spaudžia krūtinę, veržia kaklą. Piktoji dvasia atakuoja. Aš sakau, jeigu pas ją kreipiesi, jau jai atiduodi save jos valion. Ir jinai gali atakuoti fiziškai tiesiog. Ir žmonės jaučia, kaip tamsa prispaudžia, net smaugia kartais ir vairių dalykų būna. O kodėl taip yra daroma? Tai yra tiesiog norima įtraukti pas save jas, tarkim, tuos žmonės. Pirmiausia, piktodas nori įbauginti žmogų, kad turėtų baimę. O iš baimės žmogus bet ką gali padaryti paskui. Ir savižudybę ir visą kitą. Viena mergaičių parašė jums žinutę. Jūs iškart patikėjot, kad taip yra, kad yra dvasios, kad jums netrodė, kad jos išsigalvoja tiesiog? Nu, tai buvo... Kartu buvo taip ir nelabai, taip, nu gal kažką ten biškį prisižaidė, taip gal taip nerimtai, sakant, kažką, tai, nu, tikrai, taip, ėjau labai, negalvoju, kad tai bus rimčiau. Nu. Bet kai atėjot, pasirodė pakankamai... Žiau, labai. Kai matai žmogų tokį tikrai sutrikusi ir... Pasikeitęs, jo. Tai vėl lyginkim vėl žmogų. Jis ieškojo atsakymo kažkur, kur, ką ir kalbėjom, kokiomis atvejais. Kitas žmogus ieško atsakymo maldoje, šventajame rašte. Koks jis po atsakymo ateina? Koks jis po tų įvykių? Vienas su ramybė, kitas sujudęs, skrimtas. Gavęs žinutę į mobilųjį telefoną, vikaras Mindaugas pasiėmė švęsto vandens ir išskubėjo pas mergaitės. Viena jų, šventikas pažinojo jau seniai, mergaitė giedojo bažnyčios chore. Dabar jis prisimena, jog tik nuvykęs į įvykio vietą, jis pamatė visiškai pasikeitusias ir išsigandusias mergaitės. Tačiau Mindaugas nesutriko. Tuomet jie visi kartu dar kartą nusileido į rūsį. Ką jūs darėte nuėjęs? Jo, kaip ir sakau, pašventinu švęstų vandeniu tą patalpą ir kartu pasimeldėm. Ir paskui palaiminau jas. Būtent ten toj vietoj, ar ne? Toj vietoj, taip. Jūs sakėt, jom kažkokią maldą sukalbėjot? Mes kartu sukalbėjom taip pat ir tėvę maldą. Už rankų kalbėjom, pasimeldėm. Susijėmėt už rankų ir sukalbėjot šitą. Taip. Ar jom pasidarė geriau po to? Nu, sako, kad kažkaip taip lengviau, bet vėl, kas yra malda? Malda nėra burtai. Kad va, pasimelsi, išeisi toksai patenkintas, ne. Yra ilgas procesas, kur, taip pat tu turi išlikti vienybėje, bet tiek, kad jau tu eini į gerą pusę. Tu jau šaukiesi to tikrojo gelbėtojo. O tas vis tiek kūnas sudirgintas, psichologija sudirginta ir tas taip greitai nėra, kad taip dingtų. Tas vis tiek. Da kurį laiką, kai ir kalbėjau su mergaitėmis, joms buvo sunku. To merginom, grįžtant prie tos istorijos, kaip jom gali baigtis visi šitie žaidimai dabar? Nesakau, jom reikėtų kreiptis pas mane. Ir tada pamatytume, kokia padėtis yra. O kaip jūs nustatot, ar yra, pagal ką jūs nustatot tą dalyką? Bet jeigu ateina pas jūs žmogus, pagal ką nustatot? Nu, yra įvairių požymių. Tiesiog aš matau net, jau dabar atskiriu. Matau pagal akis ir, pavyzdžiui, sakysim, žmogus, jeigu nužudė žmogų, aš matau iš akių jau.
kad yra nužudę žmogų. Ar tai, sakysim, motina padarius abortą yra, arba šiaip žmogžudys koks. Jau yra tiesiog lieka akise. Po šio ritualo mergaitės pasijuto geriau. Tačiau kitą dieną, važiuodamos autobusu pro tą vietą, kur buvo surengtas seansas, jas ir vėl užplūdo ta pati smaugianti ir krūtinę spaudžianti jėga. Vos tik pravažiavusios pro šią vietą jos pajuto palengvėjimą. Žiūrint dar su kokia nuostata eisi. Mergaitės ėjo su tokia gal nuostata pažaisti smalsumas. Pažaisti smalsumas ir jos labai laiku išsigando ir žinojo, kur kreiptis. Ir tas tikrai labai gerai. Kartu mes kai pasimeldėm, to dar nesibaigė. Jos atėjo į bažnyčią prie išpažinties, kas labai. Tai nuodėmė. Tikrai tai nuodėmė, nes tu palikai Kristų į šoną, kurį mes turim tikėti, ir kuris duoda tiesą, kuris duoda atsakymus maldoje, ir pasirinkai kažko tai kitą, į kitą pusę. Taip, prie išpažinties ir komunijos. Ir Kristų kaip priėmė į savo širdį vėl. Tai kaip žmogui žinoti, kad jis neprisikviestų netyčia tos piktosios dvasios? Reikia gyventi Dievo malonė. Dievo įsakymų laikytis. Tiesiog laikytis Dievo įsakymų? Taip, ten 10 Dievo įsakymų, viskas parašyta. Neturėk kitų dievų, netark viešpaties vardą, nemeluok, nemok, nežudyk, nepaleistuvauk. Gyvenk Dievo malonėj ir viskas tu apsaugotas. Reiškia, Dievo apsaugą gauni. Nuo ligų, nuo nelaimių, nuo visokio blogio. Mūsų kūrybinė grupė atliko žurnalistinį eksperimentą. 3 savanorės pilnametės merginos jau ir anksčiau bandė žaisti ir spiritizmo seanso metu išsikviesti dvasias. Į jos sutiko ir šį kartą pakartoti tą, kaip jos pačios vadina, dvasių žaidimą. Eksperimento tikslas – logiškai ir akivaizdžiai paaiškinti, ar egzistuoja dvasios, ar jos gali užvaldyti žmogų ir paversti jį savo įrankiu. Šios merginos nebuvo verčiamos tai daryti specialiai. Viskas buvo atlikta jų pačių laisva valia. Užbėgdami įvykiams už akių, pasakysime, jog šį eksperimentą nutraukėme, jam dar neįpusėjus. Nenorėjome, kad šios merginos įsijaustų ir paklustų vadinamųjų demonų pagundoms. O tai čia buvo pirmas kartas dabar? Ne. Ne pirmas? Ne. Esat dariusios anksčiau tai? O kaip tai buvo, dėl ko tai darėt? Ir dėl smalsu jo. O po to, pirmo karto, ar buvo kažkokių, praėjo aišku daug laiko, ir ar buvo kažkas blogo, kažkas jautėt kažką, kad blogai, kad... Ne, nieko kaip ir nepastebėjau tokio. Blogo gal šiaip ne. Bet... Šiaip tiesiog, kad atsakymus tau duoda, tai dar smalsiau pasidaro ir todėl, ateina ir kitas kartas. O išsipildė tie atsakymai, kuriuos davė pirmą kartą? Dauguma, taip. Tikrai? Taip, taip. O ką klausėt pirmą kartą, kai darėt ir kas išsipildė? Tai buvo visokios smulkmenos. Smulkmenos, dėl mokyklos, dėl viską. Kiek aš gausiu, sakykime, iš lietuvio kontrolinį ir visą kitą tokias. Jo, ir pasitvirtino. Ir pasitvirtino taip tiksliai, ar ne? 90%. Nupiešimas toks pat ratas, ratu surašomos raidės ir skaičiai, ant siūlo pakabinama adata. Seansas prasideda. Dvasia ateik. Kviečiam tave ateik. Netrukus eteryje drąsus eksperimentas. Užbėgdami už akių tai išduosime, kad jam vos įpusėjus atsidūrėme ties riba. Po pertraukėlės. Nupiešimas toks pat ratas, ratu surašomos raidės ir skaičiai, ant siūlo pakabinama adata. Seansas prasideda. Dvasia ateik. Kviečiam tave ateik. Ar tu jau čia? Jei tu čia, nuvesk adatą prie taip. Ar tu čia? Mes suprantam, kad tu jau čia. Sakykit, ar ką nors jautėt tuo metu, kai buvo ten, kai bandėt išsikviestas dvasias, ar buvo kažkoks jausmas iš viso? Iš tikrųjų jaučiasi, lyg kažkas būtų dar ketvirtas prie mūsų. Toksai neaiškus kažkoks jausmas, nenusakomas iš tikrųjų toksai. Tai buvo kažkas? Šiaip jautėt? Jautėsi kažkas, kad tikrai yra. Tikrai jautės? O kaip jautės? Kaip tai jautės, sakyt, ką jautėt? Ar buvo bloga? Atrodo, kad kažkas šalia yra, tik tu jo nematai. Kažkokia energija, nežinau. Kažkokia energija galbūt.
sunku pasakyti, žodžiais tai nusakyti. Aha. Kiek man bus metų, kai aš ištekėsiu? 2, 3, 23. Klausk. O kiek man metų bus, kai aš ištekėsiu? 3, 2, 1, 32. O ta data, kuri vaikščiojo ten pagal raidės, pagal skaičius, sakykime, ar tai jūs specialiai ten vedžiojo tą datą, ar tai buvo kažkiek va to kažko, kas galėjo ateiti tenai? Iš tiesų iš pradžių laikiau ir adata vietoj ir atrodo, čia nieko nebus. Ir po to pajauti jau kaip adata pradeda sukiotis ir net pačiai iš pat pradžių keista, po to jau. O kaip dabar jaučiatės? Gerai, tu prasme, nėra kažkokių pasiekmių, kad blogai kas nors būtų? Kol kas ne. Taigi, šioje vietoje seansą esame priversti nutraukti. Patys matėte, galbūt buvo ir kažkiek vaidybos, kažkiek buvo ir tikra. Merginos seanso metu sakė kažką jautusios šalia savęs, tačiau jos sąmoningai kontroliavo visą procesą. O iš rūsio išėjo linksmos ir patenkintos. Joms netrūko oro, jų nespaudė nepaaiškinami skausmai. Jos suprato, kad blogoms mintims nereikia leisti užkariauti jų proto. Į visus nevadvasios pateiktus atsakymus jo žiūrėjo su šypsena, joms tai buvo žaidimas. Šiandien šių merginų gyvenimas nepasikeitė. Jos negyvena tais atsakymais, kuriuos išgirdo seanso metu. Jeigu kas nors išsipildys, jos supranta. Tai tik atsitiktinumas. Bet kas tai yra? Tai iš esmės yra nusiteikimas kažkoks, tai yra kaip jūs nusiteikusios būnat, jeigu eitume tik juokaudamas. Sakykim, šiaip pats su adata, ar tai jūs manot, kad ateitų kas nors? Nemanau. Iš tikrųjų tam reikia susikaupimo ir tikėjimo ir kažkokio tai noro. O kaip manot, kokios dvasios ateina, geros ar piktos? Ne mums spręsti. Nežinau tikrai. Patikėti, jog dvasių pasaulis egzistuoja, nėra sunku, tačiau tas pasaulis visų žmogaus problemų ir negalavimų neišspręs. Neatsakys į visus jam rūpimus klausimus. Kaip sakoma, kiekvienas žmogus pats savo laimės kalvis. Tikėjimas tai vienintelė jėga, kuri žmogų gali atvesti į gėrio ar blogio pasaulį. Spiritizmo seansai tik sustiprina tikėjimą blogio dvasiomis. Taip pat, kaip ir malda, sustiprina tikėjimą gerąją dvasią. Ir kiekvienas žmogus pats pasirenka, kokiame pasaulyje gyventi, kokias jėgas įsileisti pas save į vidų, gėrio ir ramybės angelus, ar pykčio ir pamišimo demonus. Tie, kurie stiprybės ieškome maldoje, greičiausiai sunkiai patikėsime, kad spiritizmo seansais galime prisikviesti ramybės ir gerumo angelus. Šį vakar viskas, mūsų laikas baigėsi. Netrukus per LNK dviračio šou su Kristina ir Vytautu. Mes susitiksime po savaitės geros publicistikos laidoje. Ties riba. Gražių dienų, sudie.